Basanavičiaus gatvė, Palanga, 25 metai, spalio 20 diena. Ir pirmas klausimas. Jei turėtumėte atominę bombą, ar duotumėte ją Ukrainai? Labą dieną. YouTube kanalas Taip ar ne. Turiu jums klausimą. Jeigu turėtumėt atominę bombą, ar perduotumėt ją Ukrainai? Ne. 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 Jūs? Irgi ne. Gerai. Ačiū tiek. Iki. Gyvi. Pasitiraut noriu. YouTube kanalas Taip ar ne. Turiu vieną klausimą. No. Jei turėtumėt atominę bombą, ar perduotumėt ją Ukrainai? Ukrainai? Taip. Nu, perduočiau, Kodėl? kad pasinaudotų, jeigu reikėtų. Tik tiek. Ačiū labai. Irgi. Labą dieną. Labą dieną. YouTube kanalas Taip ar neturiu jums vieną klausimą. Taip. Galima neskubiai atsakyti, tiesiog, kad, būtų ramu. Jeigu turėtumėt atominę bombą, ar perduotumėt ją Ukrainai? Ne. Supratau, tiek. Ačiū labai. Labą dieną. Vietinis jūs trukdo. Nesuprantam. Nesuprantat? O kokią kalbą šnekate? Latviešiai? Latviš? Latvija? You speak English? Nein. Nine Russian? Nein. Russian? Вы разговариваете по-русски, да? Конечно. Один только вопрос имею. YouTube канал Taip ar не? Да или нет? Что, нет? Не смотрим. Не смотрите? Нет, я представляюсь только. Если бы у вас была бы атомная бомба, дали ли вы ее Украине? Нет, нет. Нет. Вы? Конечно. Спасибо. Labą dieną. Sveiki. YouTube kanalas Taip ar ne. Žiūrėkit, turiu jums vieną klausimą. Klausom. Jeigu turėtumėt atominę bombą, ar duotumėt ją Ukrainai? Ne. Ne. A jūsų? Ne ir ne. Supratau. Sveiki. Turiu vieną klausimą jums. Jeigu turėtumėt atominę bombą, duotumėt ją Ukrainai ar ne? Duočiau. Duotumėt. Labą dieną. YouTube kanalas Taip ar ne. Turiu vieną klausimą. Galėsit kiekvienas atskirai atsakyti. Jeigu turėtumėt atominę bombą, ar duotumėt ją Ukrainai šiandien? Ne, atominį vienam neduočiau. Jūs neduotumėt? Ir jūs ne. Niekam. Viskas, ačiū. Taip ar ne? Labą dieną. Turiu jums klausimą. Kanalas Taip ar ne? Gal norit nueiti su mumis į koncertą? Laisvai. Laisvai. Gerai, eime. Kad aš tik tai jūs neužmuščiau, nenumuščiau. Žiūrėkite, aš žinau, aš vietinis esu. Žiūrėkite, vienas klausimas. Jau spėsite atsakyti beveik iki šiukšliadėžių. Jeigu turėtumėt atominę bombą, duotumėt ją Ukrainai? A? Aš iš niekada neturėčiau atominės bombos. Pas mane tokių dalykų nebūna. Taigi taip ar ne? Sakyčiau, Sąlyginis klausimas, jeigu turėtumėt. Jūs? neimčiau. Niekada neturėčiau. Jūs ne. Ačiū. Aš krikščionė, ne. Ačiū. Jūs atsakėt. Bet einam. Koncertą, ne? Aha, man dar liko 44 žmonės. Apie ką čia? YouTube kanalas Taip ar ne. Vienas klausimas jums. Jeigu jūs šiuo metu turėtumėt atominę bombą, ar duotumėt ją Ukrainai? Kas vyksta, turbūt žinote. Paprastas labai klausimas. Taip, o atsakymas? Kas nori žaisti ugnim? Taip, o atsakymas? Vaikam duokit degtukų dėžutę ir benzinų. Supratau. O jūsų atsakymas? Koks atsakymas? Jokiais būdais. Jokiais būdais. Supratau. Ne, tikrai Ačiū. ne. Ačiū. Žmonėje turi gyventi. Ačiū. Kanalas Taip ar ne, matysit save. Iki. Labą dieną. YouTube kanalas Taip ar ne, turiu jums klausimą. Vieną, paprastą, labai lengva atsakyti. Galbūt pakomentuoti sunkiau, bet atsakyti lengva. Žiūrėkit, jeigu dabar turėtumėt atominę bombą, ar duotumėt ją Ukrainai ar ne?
Taip ar ne? Geras klausimas, nežinau. Jūs galite pakomentuoti ir Ir vienaip, ir baisu. kitaip. Ir baisu, ir taip, ir taip. Nelengva. Aš tik Nelengva. šypsausi, kad lengva, iš tikrųjų sunku atsakyti. Klausimas sudėtingas, nežinau. Pasiduodat? Pasiduodu. Gerai, dėkui uždėmesi. 44 žmonės. Sveiki gyvi. Sveiki. YouTube kanalas, taip ar ne, čia Palanga vietiniai. Turiu vieną klausimą. Labai sunkiai žmonės atsako, bet aš manau, jūs būsite drąsesni. Jeigu turėtumėte atominę bombą, ar duotumėte ją Ukrainai? Duočiau. Jūs duotumėt? Aš pagalvočiau. Jūs pagalvotumėt. Dar O jeigu taip. klausimas, ar duotumėt ar ne, tai labiau ar taip ar ne? Aš ne. Jūs ne. Super, gali būti ir toks atsakymas. Šaunu. Kodėl? Čia jau Todėl, kad papildomas klausimas. nusibodo pasauliui tas rusų tie karai ir visos tos Bet kokiai nesąmonės. kančiai turi būti pabaiga. Taip, Taip, gal bus tai jiems, tai, suprantu. kas juose numarins norą Suprantu. kariauti. Ačiū Jums labai uždėmesi. Dėkui. Iki. Labas vakaras. Labai gerai kalbam. Aš atsimenu. O jūs iš kur būsite? Nu, iš Klaipėdos. Из Лейпинос, да? Русский лабел. Ну, labiau, jo. Вы по-русски говорите, да? Я тоже по-русски говорю. Я и по-английскому говорю, и по-польскому говорю, и по-литовскому говорю, по-разному. Заговорите. Очень немного. Если бы у вас было... У меня YouTube-канал литовский, да или нет называется. По-литовски «Ты парне». «Ты парне», супрате. Если бы у вас была атомная бомба, дали ли вы ее Украине? Никогда. Никогда? Никому, ни в ни Политические одной вопросы. стране. Не, вы можете сказать да или нет, или не Нет, знаю. нет, конечно. Ни Украине, никому. Без комментариев. Без комментариев. Да. Спасибо очень. Не надо. Высогару, до свидания. Sveiki gyvi. Turėsiu Jums klausimą. Kanalas YouTube taip ar ne? Pasiruošęs? Pasiruošęs. Kas vyksta Ukrainoje ir Rusijoje, žinote, ne? Nu, sunku nežinoti. Kiekvienas Taip. pilnametis žmogus, biški sveikas, psichiškai žino. Turėtumėte atominę bombą. Duotumėte ją Ukrainai ar ne? Ne. Nu, po to gali kitaip pasibaigti. Nes irgi matęs skaitęs, kad rusai turi savo tą kitokį planą, jeigu žlugtų jie, tai neduočiau. Supratau. Ačiū labai. Tiek. Nėra aš ką visą. Labą dieną. Turiu Jums klausimą. YouTube kanalas taip ar ne? Taip. Labai paprasti klausimai, labai trumpi, bet žmonės labai sunkiai atsako. Bandykim. Žiūrėkite, turėtumėte atominę bombą. Ar duotumėte ją Ukrainai? Aš sakiau, kad trumpas klausimas. Niekam neduočiau. Supratau. Niekam. Ačiū, žinoma. Labas vakaras. Turiu vieną klausimą. YouTube kanalas taip ar ne? Tad galima atsakyti taip ar ne. Ne dukreliai turbūt. Jums, jeigu turėtumėt atominę bombą. Žinot, kas vyksta Ukrainoje, Rusijoje ir panašiai. Ar duotumėt ją Ukrainai? Nu, aš kiek iš istorijos prisimenu, kad atominės bombos paslaptis išdalino prieš karą, tas, kur išrado viskon specialiai ir rusams davė, ir angloms davė, ir amerikiečiams. Sakė, negali vienas turėti atominės bombos. Supratau. Turi turėti visi, kad nebūtų karo. Supratau. Kadangi dabar visi daug kas turim, gal dėl to jie pristabdo tą biškį atominį karą. Aha, ir atsakymas būtų? Nu, čia sunkiai ir atsakyti, nežinau. Gal neduočiau aš jiems atominės bombos. Supratau, ačiū. Ar galima dabar paklausyti? YouTube kanalas taip ar ne? Vienas klausimas, labai paprastas. Žiūrėkite, turėtumėte atominę bombą. Aha. Duotumėte ją Ukrainai ar ne? Jūs ir jūs. Duočiau, aišku. Duotumėte. Jūs? Nu, neatsakysiu. Susilaikote, ne? Čia kaip Seime, taip. Ne, arba išėjo parūkyti. Geriau aš vis nieko neturėtų. Supratau, bet nu matot, kas vyksta. Aš tik dėl to. Labą dieną. Turiu Jums klausimą. YouTube kanalas taip ar ne? Jeigu pas Jūs būtų atominė bomba, ar duotumėt ją Ukrainai? Matyt, kad duočiau. Duotumėt, supratau. Jūs Nežinau. susilaikote, ne? Taip. O kodėl duotumėt? Jeigu atvirai, dauguma sako ne taip, kaip Jūs pasakėte. Todėl, kad manau, kad jie turi teisę. Jie turėjo atominį ginklą Savo laiku. savo laiku ir jie paskui sutiko jį atiduoti.
už pažadą išsaugant teritoriją, to pažado niekas nevyksta, tai jie turi teisę jį vėl turėti. Tikrai taip. Ačiū labai. Viso gero. Už ką? Labą dieną. Turiu Jums klausimą. YouTube kanalas taip ar ne? Не? Ukraine. Ukraine? О! Треба. Я могу по-русскому спросить. Кстати, вопрос про Украину. Без комментариев. А я спрошу, а вы не захочете, не ответить. Если не ответите, я не запишу. Если ответите, тогда запишу. Это от вас будет зависеть, хорошо? Если бы у вас была бы ядерная бомба, дали ли вы ее Украине? Ні. Все без комментариев. Labą dieną. Turiu klausimą. Norite atsakyti? Žiūrėkit, turėtumėte atominę bombą. Duotumėte Ukrainai ar ne? Taip ar ne? Ne. Ne, supratau. Ačiū. Labą dieną, turiu Jums klausimą. Taip ar ne kanalas YouTube? Jei turėtumėte atominę bombą, duotumėte Ukrainai ar ne? Jūs. Atominę bombą. Nu ne. Neduotumėte. O Jūsų draugė? Žmona? Kokį kitą ginklą. Supratau, bet atominę dar neduotumėt. Dar truputį palaukti reikia. Čia, kaip sakant, žiaurus bus per daug ir patiems gali būti blogai. Na, bet bus pabaiga arti. Gerai, ačiū. Aš labai trumpai. YouTube kanalas taip ar ne? Klausimas. Turėtumėt atominę bombą. Ar duotumėt ją Ukrainai? Oi, ne. Ne. Nu ir viskas. Labas vakaras. Aš man atrodo jau klausiau jūsų, jau žinokit, maišausi. Turiu vieną klausimą. Išdrįsite atsakyti. Kokį? Turėtumėt atominę bombą, duotumėt Ukrainai? Žinom. Žinoma. O jūsų viešne? Žinom. Labas vakaras. YouTube kanalas taip ar ne. Turiu vieną tik tai klausimą. Labai paprastas, bet labai sunkiai atsakyti ir jums, jums leidau žinoma. Turėtumėt atominę bombą, ar duotumėt ją Ukrainai? Duotumėm. Jūs duotumėt? Ir taip, o jūs? Aš aplamai apie tai negalvoju. Mama prieš karą aplamai. Aš supratau, bet žinom, kas vyksta šiuo metu ir kad karas nesustojo kurį laiką ir jūsų pozicija įdomi. Ačiū jums ir ačiū jums tiek. Viso gero. Labą dieną, turiu jums klausimą. Taip ar ne kanalas? Žiūrėkit, vienas klausimas. Turėtumėt atominę bombą. Ar duotumėt ją Ukrainai? We are from Latvia. Latvia, you speak Russian, English, Polish, German language. Which one do you prefer? Rusiš. Lietuviškai kalbai, druskų suprantu. Suprantu, braliukas Latvijas, Ryga Paldės, Švyturis. Later on I will answer the Švyturis. Švyturis baras. I think it's in Šventoji. But anyway. Švyturis, bet Šilelis. Šilelis. I will show you. It's on, I think it's on Vytautas Street. Where was that? No, that direction. But I have a primary question for you. Should I ask you English or Russian? Я Russian. Russian. Итак, если Про атомную бомбу. бы у вас атомная бомба была, дали ли вы ее Украине? Я никому бы ее не дала. Спасибо. По-моему, И вы? Я бы дал Украине. Дал. Спасибо. Это все, что хотел узнать. Labas vakaras. YouTube kanalas taip ar ne, žinokit, jums turiu vieną klausimą. Jeigu nesunku. Bent jau trumpas, tai tikrai. Gerai. Turėtumėt atominę bombą, duotumėt Ukrainai ar ne? Ne. Aš kaip žadėjau, trumpas. Ne? Jūs? Ne. Ne. Ir jūs? Ne. Ačiū, ačiū. Matot, kaip buvo paprasta, ne? O klausimas tai toks atominis, o atsakymas paprastas ir trumpas. Ačiū. Labą dieną. Aš filmuoju tik gražius žmonės. Nepykite, aš turiu jūs sustabdyti. Žiūrėkite, YouTube kanalas taip ar ne? Turiu klausimą. Labai trumpa ir sunku. Ne. Pabandom? Ar pabandom? Aš natūrali blondinė. Ar pabandom? Turėtumėt atominę bombą, ar duotumėt Ukrainai? Duočiau. Supratau. O jūsų draugė? Duotum Ukrainai atominę bombą. Jeigu turėtumėt. Oi, ne, aš tą temą iš vis nešneku. Ta tema nešni. Ačiū už atsakymą. Tiek kanalas taip ar ne? Taip, duočiau. Labą dieną. YouTube kanalas taip ar ne, turiu jums klausimą vieną.
Bet sunkus klausimas. Nu, ne kasdien gaunate. Nu, aš užduosiu, bet reikės atsakyti. Taip ar ne? Tiesiai šviesiai. Turėtumėte atominį ginklą, atominę bombą. Duotumėte Ukrainai ar ne? Taip. Viskas? Viskas. Ar buvo sunku? Ne, nesunku. Šaunu, visą gerą. Nu, patikrinsim ir jūs. YouTube kanalas taip ar ne. Žiūrėkit, vienas klausimas. Turėtumėte atominę bombą? Pradžia gera, ne? Nu, kažkaip. Jei turėtumėte atominę bombą, ar duotumėte ją Ukrainai? Ne. Ne. Ne ir ne. Ne. Ir viskas. Ačiū labai. Taip ar ne? Vieno žmogaus trūksta. Labas vakaras. YouTube kanalas taip ar ne. Turiu vieną klausimėlį jums. Turėtumėte atominę bombą. Ar duotumėte ją Ukrainai? Atsiprašau, не kalba lietuviškai, kalba rusiškai. Русский. Если бы у вас было ядерное оружие, дали ли вы ее Украине? Украину надо защищать всем нам, всему цивилизованному миру, всем европейским странам, всему земному шару защищать Украину. Поскольку Украина на сегодня, вот мы берем интервью, даем интервью, Конечно. пьем кофе, гуляем, солнце провожаем, встречаем, а они кровь проливают, не только защищая свою землю, а защищая и нас, давая нам возможность. Совершенно верно. Гулять. И ваш ответ? Мой ответ: ядерное оружие не должно быть вообще, нигде. Я могу сказать, да, надо Украине дать ядерное оружие, но так бы можно было сказать, Украине не надо было отдавать ядерное оружие под давлением Российской Федерации и под давлением... Но это уже случилось, увы. А вот теперь ответ ваш? Очень непростой вопрос, Зато короткий. очень короткий, видите, а ответ я старался. даю длинный. И не могу сказать да или нет. Ага, пусть будет еще вариант. Воздержаться. Воздержаться ответить, а не дать и не Понимаете, дать. я так хочу сказать, надо дать оружие ядерной Украине. Да, Я да. так хочу это сказать. Я хочу измерить температуру, настроение людей тут в Литве. И я вот собираю разные ответы. И, конечно, ваш ответ мне интересен. Поэтому я вас остановил. Итак, ваш ответ. Время идет. Я хочу сказать да. Но под этим да, может быть, надо не... Я поставлю не так вопрос. Мгм. Надо лишить ядерного оружия все страны, которые его на сегодня имеют. А не так, чтобы вооружить сейчас ядерным оружием Украину. Надо всех лишить. Прежде всего, Россию. Самая агрессивная страна, хотя я русскоязычный человек, Мгм. это Россия. Всегда была самая немиродейственная страна. Немиродейственная. То есть не миром действует, а И- войной. Я понял вас, но все же. Вот у вас ядерная бомба в кармане. Ну вот понимаете, вот что сейчас ядерная бомба в Калининградской области или в Украине, или в Беларуси, или у нас в Литве дома. Это катастрофа. Но еще большая катастрофа, что это ядерное оружие на сегодня находится в России. Совершенно верно. Понимаете? Я понимаю, что против лома нет приема, Я кроме понимаю, другого понимаю. лома. Все же, мой канал основан, чтобы на вопросы ответить да или нет. Или может обобщить, больше да или больше нет. Больше да. Больше да. Спасибо очень. Спасибо. До свидания.